teisminį medicininį tyrimą, kuri Lietuvos užsienio reikalų ministerija pakvies ir Ukrainos pusę, pakvies Europos Sąjungos pusę, tam, kad tai būtų objektyvi ekspertizė, kur dalyvautum visas pusės, kad parodytum realius veiksmus su mano rankomis, tam, kad pradurtos. Kartais pas mane mėlynė būna didesnė, kartais mažesnė, man duodavo dar antibiotikus, dar Boriso klinikoje, nes nieks nežinojo, kom jie pramuždavo rankas, ar viniai buvo padylę ar ne. Nu, vat, gal pamatyti, kad yra pramušti, gal pamatyti, kad taip yra. Šiuo momentu На текущий момент у меня работает моторика. Šiuo momentu aš turiu kaip ir motoriką, bet man labai sunku būtent pirštus sulenkti, bet aš negaliu taip daryti labai greitai. Man labai sunku sveikintis už rankos, paspausti ranką, nes tada aš jaučiu labai daug skausmingų tokių jausmų. Bet dabar, kai aš žiūriu savo rankas, man atrodo, kad jos jau kaip ir dabar užgyjo. Man darė rentgeną ir patvirtino, kad aš turiu traumų, kai mane nukryžiavo ir man pasakė, kad man prikals mane taip, kad nepažeis raumenis. Ir grįžtant prie tų minčių, aš dar kartą galiu pasakyti, kad mane iš tikrųjų kankino profesionalai. Viskas su nuotraukos. Olga, man atrodo, jūs pirma atvažiavot pas mane. Поделитесь, пожалуйста, потом с журналистами. Pasidalinkit tom nuotraukom su žurnalistais. I have a